yra išrinkta geriausia 2013 metų nuotrauka. Pasižvalgom, pagalvojom, pasierzinam. Na ką, o aš tiesiog drįstu prašyti jūsų, kad jūs tą apdovanojimą ir įteiktumėte. Ir noriu pakviesti nuotraukos Skrydis pūgoje autorių, gamtos fotografą Kastytį Vainauską. Jo, tai manau, kad smagu, kad pačiam autoriui, kiek žinau, nežinoma iki paskutinės minutės, taip? Taip. Nominacija geriausia metų fotografija, nominacijos globėjas Lietuvos ministras pirmininkas. Nominacija geriausia metų fotografija, geriausiu darbu pripažinta Kastyčio Vainausko fotografija Skrydis pūgoje. Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius. Įteikiame nominaciją ir linkime kuo geriausios kloties. Ar žino, čia susirinkę kuris darbas? Pirmas iš dešinės. Prašom, kas nori pažiūrėti. Kastyti, nepabėgite. Kastyti, praeičiau nepabėgti dar aš noriu žodį dar. Aš tikrai žinau, kad iš to netikėtumo, tokio susijaudinimo ir gal net ir nesapnuoto dalyko, ne? Dreba ne tik rankos, bet ir širdelė. Bet aš tikrai nebūsiu gailestinga. Ne. Ir tiesiog noriu pakviesti tave. Palinkėk mums visiems ką nors tokio, kad kitais ir dar 10 metų į priekį mums sektųsi lygiai taip pat, kaip tau šiandieną. Prašau. Iš tiesų, netikėta visiškai ir nesvajota ir negalvota. Iš tikrųjų, neskaitau, bent mano akimis, kad tai yra pats geriausias darbas. Tikrai matau čia, mano nuomonė, geresnių daug. Ir fotografų geresnių, jo nes matau. Bet yra kaip yra, tai ačiū už tai, aišku. Na, o palinkėti, ką aš galiu palinkėti? Fotografam gerų kadrų. Manau, kad Manau, daugumai čia linkėt, aš nei palinkėt, nei pamokyt galiu, nes jie moka daug geriau ir žino daug geriau už mane. Taip, kad nebent pradedantiesiems siekti tų geriausių pėdomis, aišku, neskaitau save, tarp jų yra daug, kaip ir minėjau, daug geresnių. Kada čia salėje Mariai, Jonai, skaityti save geriausiu, man... Bet yra kaip... Gerai, ačiū labai ir linkiu visiems gerų kadrų. Kaip gerai kaip sutarė. Taigi, Lietuvos tautinės gamtos fotografijos konkursas Gintarinis žaltys 2013 metų fotografas. O juos skelbiamas. Pasidairom, pakumščiuojam, pasijaudinam, gerai, netampau aš to katino už ūsų. Ir kviečiu Arūną Eismantą. Arūnai. Nu, labai netikėta, labai ačiū visiems ir pirmiausia komisijai, kadangi žvelgiant į visas nuotraukas, kiek įspūdingų kadrų, paukščių, žvėrių, tai, sakykime, su mano mažyliais sunku buvo tikėtis visus. Ir palinkėčiau, kad sekant parodą atsidarytų kaip minimum Siemens Arena. Ačiū. Ačiū, Arūnai. Na ir ko gero turiu skelbti geriausią darbą. Geriausias darbas nominacijoje Augalijos magija yra
Pavasarinė pūga. Ir noriu pakviesti jos autorių Arūną Eismatą. Vieno darbo geriausio niekada nebūna. Dėl to noriu paskelbti išskirtus darbus. Išskirtas darbas Dvilapės blandies magija. Noriu pakviesti autorių, tai Stanislavą Sinkevičių. Ir kitas darbas, tai Rytmetis miške. Ir norėčiau pakviesti nuotraukos autorių Vidmantą Karpį. Bet jis perduoda didžiausius linkėjimus, didžiausius sveikinimus visiems, kas jau turi apdovanojimus ir kas dar juos gaus. Bet atvykti mūsų renginį jis apgailestavo, bet negalėjo. Taigi, nominacija Gamtos akimirka. Geriausias darbas Gardus kąsnelis. Ir kviečiu autorę Dalią Račkauskaitę. Skelbiu ir išskirtus darbus. Darbas pavadintas Sanitaras. Ir kviečiu nuotraukos autorių Vytautą Knyvą. Kitas išskirtas darbas yra Į besotę gerklę. Ir kviečiu nuotraukos autorių Marių Čepulį. Nominacija Gamtos menas. O šios nominacijos globėjas daugumos gamtos fotografų dievinamos firmos Canon, atstovas Lietuvoje, Canon Oi. Tad norėčiau pakviesti šios įmonės atstovą Dainių Šipkovskį. Malonu, sveiki. Dainiau, galbūt jūs dabar visiems girdit, vis tik padėsit mums įspręsti tą ginčą, kuris kyla tarp daugumos fotografų. Tad kuris geriau, Canon ar Nikon fotoaparatas? Aš manau, klausimų nekyla, ne? Canon! Paklausim visi ir tie, kurie Nikon. Ačiū, jūsų atsakymas labai trumpas, bet visiems labai aišku, dėl to mes klausimų daugiau neturim. Dėl to skubu skelbti geriausią darbą. Ačiū. Taigi, geriausias darbas tapytojas. Ir kviečiu jo autorių, fotografą Luką Jonaitį. Kaip sakiau, vieno gero darbo nebūna. Išskirtas darbas Bėgantis lietumi. Ir noriu pakviesti šios nuotraukos autorių Arūną Eismatą.
metais yra tokių populiarių. Ir kitas išskirtas darbas yra Juodas vanduo. Ir kviečiu nuotraukos autorių Aleksandrą Gužauską. Ačiū Jums. Gyvūnų portretas. Geriausias darbas, nominacijos gyvūnų portretas, Užkandžiaujant. Ir kviečiu nuotraukos autorių Renatą Jakaitį. Po tokio ilgo rankos spaudimo, manau, kad tikrai kitais metais bus ne 2, bet 3 apdovanojimai geriausi. Na, o noriu paskelbti išskirtus darbus. Išskirtas darbas pavadinimu Murzinas. Ir noriu pakviesti autorių Vladimirą Prokajevą, kuris atvyko iš už Lietuvos sienos. Я из Калининграда приехал. Вот как в вашем клубе состою. Очень у вас сильные фотографы, многому научился. Сравню свои фотографии с вашими и понимаю, что еще не дотягивает до многих фотографов, даже близко. Поэтому очень рад, что познакомился с вашими фотографами, что вы проводите такой конкурс очень замечательный. И рад, что я здесь оказался среди вас. Ну и спасибо вам за то, что вы все-таки отметили мою фотографию. Большое спасибо. Kitas išskirtas darbas – Taikos žuvėdra. Ir noriu pakviesti autorių Remigijų Kegelevičių. Kita nominacija – Kiti gyvūnai. Geriausias darbas. Ateinu mažytę ir noriu pakviesti nuotraukos autorę Agnę Našlėnienę. Šios nominacijos išskirtas darbas Pasaloje. Ir kviečiu nuotraukos autorių, gamtos fotografą Modestą Užauską. Lietuvos kraštovaizdis. Nominacijos nuolatinis globėjas Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerija. Taigi, nominacijos Lietuvos kraštovaizdis geriausias darbas Vorų menas. Kviečiu autorių Rimantą Nalivaiką. Stovi, žiūri galvą, galvoja ir netikė. Iš tikrųjų, Lietuvos kraštovaizdis toks gražus, kad ar vienas būtų geriausias darbas, ar tie 2 išskirti darbai tikrai yra per mažai. Na, bet kaip bebūtų, skelbiu pirmąjį išskirtą darbą. Tai Į saulę. Ir kviečiu nuotraukos autorių Joną Barzdėną.
Kitas išskirtas darbas – Tverose. Kviečiu nuotraukos autorių Rolandą Sutkų. Nominacija Makro pasaulis. Skubu paskelbti geriausio darbo laureatą. Tai skėčių pardavėjas. Ir kviečiu vėl Arūną Eismaną. Išskirtas darbas Mimikrija. Ir kviečiu nuotraukos autorių Luką Janaitį. Kitas išskirtas darbas – Rudens rūpesčiai. Kviečiau autorių Oskarą Venskų, bet likus kelioms valandoms iki šio renginio paskambino ir pranešė, kad kažkas nutiko ir atvykti į renginį negali. Bet perda visiems karščiausius, gražiausius sveikinimus ir linkėjimus. Tad ačiū, perduosiu sveikinimą jiems kitą kartą. Nominacija Paukščiai. Taigi, už gražiausią paukščio fotografiją norėčiau pakviesti geriausio darbo autorių, kurio darbas vadinasi Žiema, o autorius tai Marius Čepulis. Ir šio po nominacijos, kaip man dabar pavadinti, nominacija, po nominacija, ar kaip ten, na, nesvarbu, gražiausia paukščio fotografija, išskirti darbai, tai Didžiosios anties skrydis. Ir noriu pakviesti šios nuotraukos autorių Vilių Paškevičių. Ir kitas išskirtas darbas, tai Per gruodą. Ir noriu pakviesti autorių Marių Čepulį. O dabar už geriausiai atskleistą paukščių gyvenimo akimirką. Geriausias darbas yra ekstremalas. Ir noriu pakviesti šios nuotraukos autorių Darių Bavelį. Išskirtas darbas. Paradas generolui. Ir noriu pakviesti autorių Marių Čepulį. Kitas išskirtas darbas – įsismaginęs. Norėčiau pakviesti Kęstutį Čepėną, bet ko gero jisai kaip tik dabar šiuo momentu gaudo patį geriausią paukščio gyvenimo akimirkos kadrą ir jisai neatvyko į mūsų renginį. Kita nominacija – žinduoliai. Nominacijos globėjas uždara akcinė bendrovė Zala Arms. Geriausias darbas, nominacija žinduoliai, yra Rudoji. Ir noriu pakviesti nuotraukos autorių Renatą Jakaitį. Išskirtas darbas yra Sengirių gyventojas. Ir noriu pakviesti nuotraukos autorių Renatą Jakaitį. Renatai, kodėl toks susiraukęs per
prieš tokį apdovanojimus lygos tikrai, žinok, auksta ir nuauksta. Taip, kad va dabar kai suprantu, kad žmogus džiaugiasi tokiais apdovanojimais. Ačiū ir sveikinam. Ir kitas darbas, mes ateiname ir kviečiu nuotraukos autorių Rimantą Nalivaiką. Nominacija Žmogus ir gamta. Taigi, o aš dabar turiu sukviesti skelbti geriausią darbą. O jis tai Rytas. Ir noriu pakviesti nuotraukos autorę Normantę Ribokaitę. Jūs algarsiai pasakykit, kad visi girdėtų. Mes turime tokią kortelę pasiruošę. Manau, kad Normantė tikrai nesitikėjo, rankos dreba, net pamiršo ir albumą pasiimti. Normantė, ar į tavo piniginę šitą kortelę tilps? Reiškia, kitų kartų reikės dovanoti piniginę, kad ta kortelė tilptų ir įtilptų. Gerai, o aš skelbiu išskirtus darbus. 12 kolibras. Ir noriu pakviesti nuotraukos autorių Arūną Eismantą. Kitas išskirtas darbas yra Uodai. Ir kviečiu autorių Dainių Dirgėlą. Nominacija Geriausias nespalvotas kadras. Arba, kad visi suprastų, juoda balta. Na, o aš drįstu skelbti geriausią darbą. Tai būtų Didžiosios Anties žvaigždynas. Ir norėčiau pakviesti autorių Viktorą Tiacht. Bet taip nutiko, kad šios nuotraukos autorius gyvena Maskvoje. Ir į mūsų šį renginį jis atvykti negalėjo. Bet aš tiesiog noriu pakviesti už jį atsiimti apdovanojimą tai padaryti jo gerą kolegą Aleksejų Sokolovą. Ačiū. Na, skelbiu išskirtą darbą. Tai žiemos grafika ir kviečiu autorių Liną Budavą. Egzotikos pasaulis. Nominacijos globėjas žurnalas National Geographic Lietuva. Na, o aš skubu paskelbti geriausią darbą. Taigi, būkim ramus, tikrai nelaimėjo nei liūtų, nei šimpanzių, nei gorilų nuotraukų autoriai. O tiesiog man labai smagu paskelbti geriausios nuotraukos darbą, kuris vadinasi į pasimatymą. Ir noriu pakviesti gamtos fotografą Darių Babelį. Išskirti darbai. Jūrų mūšis. Kvieščiau autorių Darių Busniauską, bet jis toliau egzotiką fotografuoja, gyvena Jungtinėse Amerikos valstijose ir į mūsų renginį neatvyko. Tad šis jo apdovanojimas jam nukeliaus paštu. Kitas išskirtas darbas – Mormono portretas. Taip pat norėčiau pakviesti Giedrių Stakauską, bet jis egzotus fotografuoja
gyvendamas Londone. Ir apdovanojimas jam taip pat išskris ar išvažiuos, nežinau, nesvarbu galiausiai. Jį pasieks taip pat paštu. Specialioji nominacija Lietuvos miškininkų sąjungos prizas už geriausią miško nuotrauką. Na, o aš skelbiu šios nominacijos geriausią darbą. Tai Briedžiai Neringoje. Ir noriu pakviesti nuotraukos autorių Antaną Razmą. O aš skelbiu Lietuvos gamtos fondo specialų prizą Lietuvos gamtos įvairovė. Ir aš skubu skelbti šios nominacijos nuotrauko nugalėtoją. Tai taškuotojai. Ir noriu pakviesti nuotraukos autorių Tomą Kyzą. O aš skelbiu Gamtos apsaugos asociacijos Baltijos Vilkas specialų prizą už geriausią plėšriojo žinduolio nuotrauką. Tad nuotrauką Manguto rūpesčiai kviečiu nuotraukos autorių Vilių Paškevičių. Ačiū Jums ir Jums taip pat dovana, tai albumas. Skelbiu kitą nominaciją. Tai būtų verslininko ir politiko Ramūno Karbauskio nominacija Paukščiai mūsų supančiame kraštovaizdyje. Tai man nebereikia skelbti, ar ne? Ir aš tiesiog noriu padovanoti Mariui Čepuliui Užbėsoti gerklę knygą apie jūrų planetą. Tikiuosi, po to fotografinį įžangą, nes pabandysime pasaulis buvo taip įdomus ir čia daugiau visko nusipirktum. Na, o aš skelbiu Generalinės miškų urėdijos specialų prizą Gyvūnas natūralioje aplinkoje. O aš skelbiu nuotrauką Lepūnėlis ir noriu pakviesti nuotraukos autorių, tai Vytautą Knygą. O aš skelbiu internetinių vartų Delfi skaitytojų specialųjį prizą už geriausią gyvūno nuotrauką. Na, o aš skelbiu, kas vis tik prarungo, kaip man dabar čia pasakyti, geriausiai, daugiausiai balų prisirinko. Nu, taip, taip. Taigi, nors Andrius sakė, kad mes čia vis kviečiam tuos pačius fotografus, kad jiems vieniems kaip pradam vardinti, taip ir vardinam, tik aš padarysiu, jeigu mes taip užbalsavom. Ir vėl noriu pakviesti jau kelis kartus kviestą, tai nuotraukos sanitaras autorių Vytautą Knygą.